Sveikučiai! Šiandien darom skanų jautienos plovą paprastai ir lengvai. Plovui gaminti naudoju gana tradicinius ingredientus, aišku, kai kurie yra specifiniai, tai apie juos gal ir papasakosiu. Paprastai plovas tradiciškai turbūt gaminamas su aviena, bet šiuo atveju naudoju jautieną ir pakankamai kokybiškai, jinai turi turėti šiek tiek riebalo. Man taip pat labai patinka plove daug morkų, tai jų netgi dedu daugiau negu mėsos. Na ir netradicinis turbūt toks dalykas, kad naudoju plovui plikytus ryžius. Kuriam kepsninę ir eigoje papasakosiu, kodėl naudoju vienokius ar kitokius ingredientus. Kai uždegtukas baigia degti, uždarau kamado viršutinę sklendę, palieku tik tai dalinį atidarymą ir dedu sistemą, taip pat dedu ketaus kazaną. Šiuo atveju mano kazanas yra 8 litrų ir pakankamai masyvus, tikrai jis kaista gana ilgai. Reikia tiesiog laiko. Maždaug kaista apie pusę valandos, gal netgi ir daugiau, kadangi šalta. Atkreipiu dėmesį, kad įdėjęs kazaną šiek tiek netgi pridarau sklendės, nes nenoriu, kad kamadas per daug įkaistų. Per daug įkaitinti kamado nereikėtų, nes tokiu atveju po to uždėjus ryžius tiesiog vanduo per greitai išvirs. Pakaitinu maždaug iki 200 laipsnių, tai dar dangtis podo tikrai nebus įkaitęs, bet jau apatinė dalis bus pasiekusi reikiamą temperatūrą. Kokia ta temperatūra turi būti, priklauso ir nuo to, kokius riebalus naudojate. Tai aš šiuo atveju naudoju šiek tiek avokadų aliejaus ir taip pat dėsiu jaučio taukų. Tai man reikalinga temperatūra yra apie 200–225 laipsniai Celsijaus. Tada reikėtų dėti jau aliejų ir riebalus, kokius naudojat. Ir šiek tiek luktelėjus, kol jie pakais, iš karto galima dėti mėsą ir ją apkepinėti. Mėsos apkepimo tikslas yra išgarinti iš esmės vandenį ir kad jinai šiek tiek apskrustų. Tai jos perkepti nereikėtų, bet dar ir tas riebalas turi šiek tiek pasilydyti. Reikia tiesiog kažkur 10, 15, 20 minučių priklausomai nuo kiekio ir nuo mėsos, kurią naudojat, ją tiesiog pakepti. Tai pradžioje išsiskiria kažkiek daugiau skysčio. Tas skystis išgaruoja ir aš tokiu atveju dar šiek tiek pakepu ir galima jau nuimti. Apkepinėjant mėsą, kamado temperatūra toliau kyla, tai sklendės po truputį dar daugiau pridarau, tam, kad neužkelti tos temperatūros per aukštai pačio kamado. Plovą galima daryti ir su kitokia mėsa, tai kaip minėjau, tradiciškai turbūt yra viena naudojama, man nelabai patinka tas kvapas, skonis, tai aš dažniau naudoju jautieną, bet galima daryti ir su kiauliena. Kai skystis jau visas išgaruoja, lieka tik tai riebalai ir mėsa truputį apkempa. Aš turbūt darau kitaip negu kiti, aš išimu pačią mėsą ir tada truputį pakepu svogūnus. Svogūnų į plovą dedu pakankamai daug, tai pagal tūrį turbūt panašiai kaip ir mėsos arba netgi ir daugiau šiek tiek. Kuo daugiau svogūnų, tuo gaunasi tada tas plovas pabaigoje sultingesnis, bent jau mano toks supratimas. Ir tai suteikia papildomai skonio. Tai svogūnus galima pakepti tiek, kiek jums patinka. Kai kas rekomenduoja, kad juos reikėtų šiek tiek ir karamelizuoti. Aš taip dažniausiai nedarau, bet leidžiu jiems tiesiog truputį perimti tą mėsos visų pirma skonį, kuris liko po mėsos kepimo. Ir šiek tiek dar juos pakaitinu be vandens, kai sudedam visus ingredientus. Tai gaunasi, kad jie truputį apkepa ir netgi truputėlį pradeda svilti. Tai tas momentas, kai aš pilu vandenį, kai pasijaučia svogūno kvapas ir reiškia, kad jau jie pradėję yra gerokai kepti. Ant svogūnų tada dedu pipirus kvapiuosius, taip pat dedu čili pipiriukus, galit nedėti, jeigu jums aštrumas nepatinka, taip pat dedu kokį vieną kitą lauro lapą ir pilu prieskonius. Šiuo atveju naudoju plovo mišinį, specialų prieskonių mišinį. Galima tos ingredientus, aišku, dėtis ir patiems skirtingus. Šiek tiek pridedu kumino, nes šitam mišinyje galbūt norėtųsi šiek tiek daugiau, kurį naudoju. Ir dar pridedu ciberžolės. Tada sudedam atgal visą mėsą, kurią ką tik buvom iškepę. Viską dedam sluoksniais. Tai svarbiausia, kad viskas nesimaišytų šiuo metu. Ir sudėti viską tolygiai sluoksniais. Tai svogūnai, tada prieskoniai, tada mėsa.
ir ant mėsos dėsim toliau morkas. Kaip ir minėjau, man morkų patinka daug plove ir aš jas pjaustau gana dideliais stambiais gabalais. Tai kai kas rekomenduoja šiaudeliais pjaustyti, bet man toks būdas labiau patinka ir tai yra vienas iš rodiklių, kai jau morkos pasidaro minkštos, išverda, tai iš esmės jau ir plovas bus į pabaigą. Tai dar suteikia tokį papildomą supratimą, kaip viskas verda. Visus sluoksnius iš esmės pasūdom, tai kadangi mėsa aš ją sūdžiau atskirai ir laikiau dar šaldytuve per naktį su druska ir pipirais, tai jos nesūdžiau, tada vis tiek sūdom svogūnus šiek tiek morkas ir galima dėti ryžius. Tai ryžius šiuo atveju naudoju tikrai nestandartiškai, aš naudoju plikytus ryžius, neturėjau vienam maišiuke, tai naudoju, kur būna supakuoti virimo maišeliuose. Bet esmė, kodėl juos naudoju, tai kad jie tiesiog labai tinka plovui, kadangi jie praktiškai niekada nesulimpa, nebent jūs juos jau visiškai perversit, nors tradiciškai naudojamos specialios rūšys. Sudėjus visus ingredientus, aš iš karto dar nepilu vandens, tai kaip minėjau, šiek tiek luktelnu, kol pradeda sklisti jau nuo kepamų svogūnų kvapas, tik aišku, jų nereikia prisvilinti. Ant ryžių dar galima dėti papildomai prieskonių, tai šiuo atveju dedu irgi prieskonius plovui mišinį ir šiek tiek ciberžolės. Aš plovą užpilu karštų vandeniu verdančių praktiškai, tai tą daryti reikėtų atsargiai, kad viskas nesusimaišytų. Kiek to vandens reikia pilti, sunku čia taip labai tiksliai pasakyti, bet viskas turi būti apsemta ir tada dedam dangtį. Kam dangtis yra reikalingas, tai kad mažiau išgaruotų drėgmės ir tolygiau viskas keptų. Kaip jau minėjau, kamado temperatūra turėtų neviršyti 200 laipsnių Celsijaus. Dėdamas visus prieskonius pamiršau įdėti iš karto raugerškio uogų, tai jų reikėtų nepadauginti, kadangi yra rūgštaus skonio, bet jas naudojant tiesiog ryžiai išlieka puresni ir papildomai dar suteikia ir malonaus skonio. Tuo pačiu pasižiūrim, kad tas troškinimasis būtų lėtas ir užtektų vandens, nepradėtų viskas vilti. Tai aišku, jeigu vandens yra per daug, tai vienas iš būdų yra tiesiog atidaryti dangtį ir palikti troškintis su atviru dangčiu, tokiu atveju daugiau vandens išgaruos. Praėjus kokiam pusvalandžiui jau galima pasižiūrėti, kaip ryžiai yra išsitroškinę ir kaip morkos yra išsitroškinę. Tai man morkos yra vienas iš tų rodiklių, kai jau morkos pasidaro minkštos ir ryžiai yra irgi išvirę, tai galima jau ir nuimti. Bet reikia dar ir paragauti, ar netrūksta kokios druskos, nes dabar yra pats laikas jos dar pridėti. Kaip žinoti, ar neliko per daug to vandens, tai vienas iš tokių irgi būdų galima tiesiog įbesti peilį, padaryti skylę tokią ir pasižiūrėti, ar ten yra skysčio, ar nebėra. Jo neturėtų likti. Kai jau viskas išverda, išsitroškina, tai tokiu atveju plovą reikėtų nuimti ir leisti jam pastovėti. Tai kokie 15 minučių ar netgi ir ilgiau. Tai tokiu atveju skoniai labiau susimaišo ir tiesiog baigia viskas troškintis. Man plovas atrodo pakankamai paprastas receptas, šiek tiek, aišku, reikia pasitreniruoti ir su vandens kiekiu, ir kiek virti jį, tai šiuo atveju troškinusi viskas maždaug apie 40 minučių, bet priklauso ir nuo jūsų turimo puodo. Jeigu neturit kazano, tai galima naudoti bet kokį kitą ketaus puodą, bet turi jisai būti pakankamai aukštas, kad visi ingredientai sutilptų sluoksniais. Man taip pagamintas plovas yra labai skanus, tai labai rekomenduoju pabandyti patiems pasigaminti. Skanaus ir iki kito karto.